Muzikos žanrai. Žanrai – tai istoriškai susiformavusios muzikos rūšys. Jie skirstomi pagal tai, kas atlieka, kokia atlikėjų sudėtis ir kam skirta muzika, pagal paskirtį. Pavyzdžiui, pjesė atliekama instrumento solo arba instrumentinio ansamblio, tačiau simfonija yra simfoninio orkestro atliekamas žanras. Koncertą visada atliks solo instrumentas su simfoniniu orkestru, o himnas bus giedamas. Nors dabartinėme muzikos pasaulyje taisyklės mėgstama laužyti, tačiau tradicinė mišių atlikimo vieta yra bažnyčia. Operos teatras, sonatas ar kvartetus klausysime koncertų salėse, o šokių muzikos pasilinksminimo vietose. Pagal atlikimą žanrai skirstomi į vokalinius, instrumentinius žanrus. Vokalinė muzika atliekama dainuojant. Dainuoti galima solo, ansambliu ar choru. Vokalinėje muzikoje skiriami kameriniai vokaliniai žanrai ir choriniai žanrai. Kameriniams žanrams priklausytų tokie žanrai kaip daina, arija, romansas, lopšinė, serenada. Choriniams žanrams choras iš operos, himnas, daina, autorinė arba harmonizuota liaudies daina. Instrumentiniai žanrai atliekami įvairių sudėčių instrumentais, nuo solo iki orkestro. Tai gali būti kameriniai ir simfoniniai. Simfoniniai žanrai tai simfonija, koncertas, uvertiūra, simfoninė poema, fantazija. Kameriniai instrumentiniai žanrai – pjesė, sonata, kvartetas, etiudas, sonatina. Vokaliniai instrumentiniai žanrai – tai didelės apimties kūriniai, kuriuos įprastai atlieka solistai, choras ir orkestras. Vokaliniai instrumentiniai žanrai – tai oratorija, kantata, mišios. Pagal paskirtį žanrai skirstomi į buitinius. Buitiniams žanrams priklausytų lopšinės, įvairūs šokiai, liaudies dainos. Koncertiniai žanrai – tai sonatos, pjesės, kvartetai, koncertai, simfonijos. Teatriniai žanrai – opera, operetė, miuziklas, baletas bei bažnytiniai žanrai, kuriems priklauso giesmės, mišios, oratorijos, pasijos.